Sveiki, mėlyjeji, su jumis Trading Inkubatorius, čia aš Artūras ir pabandysim apžvelgti kai kurias valiutų poras. Paskutiniam 2 savaitėm jokios analizės nedariau, nes realiai iš tikrųjų nebuvo ką papasakot. Žinau, kad per paskutinės 2 savaitės tikrai prastai sekėsi visiems prekiauti, daugumai iš tikrųjų sekėsi prastai prekiauti. Pas mus tas, aš tą jaučiu, nes žinau, kaip parašo žmonės, klausimų kokių duoda, kiti atvažiuoja pasikonsultuoti, kiti dar kažko tai paskambina. Tai galima pasakyti, kad iš tikrųjų, manau, nekaip sekėsi paskutinės savaitės, nes kad ir su tuo pačiu eurų USD iš tikrųjų čia dauguma galvojo, kad jau toliau jisai eis į viršų. Čia gavo aiškus topus, ten tarkim kokių GBP USD, daug kas ten gale savaitės, tarkim, galvojo, man atrodo irgi, kad kils į viršų, bet ten ant durnių vietos pasikabino ir ten per patį penktadienį ten nurovė 100 daugiau punktų į apačią. Ten prieš tai savaitėje vėl buvo tokia panaši. Tai tikrai paskutinis laikotarpis, manau, yra pakankamai sunkus. Apie eurą USD nemanau pora yra, bet bendrą nuomonę apie ją turiu. 1.1.0. 1.1.50, manau, yra riba. Gali būti daug scenarijų, 50-50. Toks pats scenarijus gali būti, kai buvo čia, tai reiškia, kaina galėtų dar kurį laiką šičia užstrigti ir tada prasimušus važiuoti į viršų. Antras scenarijus yra. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų šita vieta yra pakankamai svarbi, nes galima būtų suprasti, kad šitos kainos daugiau niekada žmonės nenorėjo. Jeigu jie dar būtų parodę norą, nors dvigubai apačiai, taisyklingai dvigubai apačiai, galbūt dar būtų galima kažką tai, tarkim, sakyti, bet dabar jie jos neparodė. Jau šitoj vietoj šitos kainos niekas nebenorėjo. Praėjo nuo kovo mėnesio, praėjo balandis, gegužė, ateina jau birželis, 3 mėnesius šitos kainos niekas nebenori. Tol, kol jos nebeužsimanys dar kartą kažkada, apie tolimesnį tokį stipresnį kritimą iš tikrųjų negalvočiau, nors tai ir tas 1.1, tarkim, čia yra dar kaip ale stiprus. Bet kokiu atveju trumpalaikiai perspektyvų ir įsivaizduoju, kad galėtų būti, aš būčiau tik tais už pardavimus, tik tais reikėtų, manau, juos su jais elgtis pakankamai atsargiai, neįsivaizduot, kad kaina pasileis kasas iki šitos vietos, įsivaizduoju, kad galėtų padaryti taisyklingą bangą ir tada jau spręst, kaip ta banga buvo suformuota, šita, pavyzdžiui, 1, 2, 3, tai pasižiūrėti, kaip jinai būtų ta banga šitoj vietoj elgtųsi toj korekcijoje, tarkim, čia jeigu būtų korekcija, nes dabar realiai korekcija yra tik tais šita. Čia yra pagrindinis impulsas, bet jeigu suktųsi tas trendas arba kažkas tai vyktų, tai šitoj, manau, vietoje reikėtų stebėti kainą, žiūrėti, kaip ta kaina elgsis. Jeigu tik tai jinai prasimuštų čia į apačią, reikėtų, manau, kad būtų tikimybės didesnės, kad jinai ir toliau važiuos į apačią. Bet šičia reikėtų suklust ir pasižiūrėti, kas šitoj vietoj vyks. GBP ir USD blogiausia, kai padaro iš tikrųjų aukštesnės viršūnės, ir kas nors apie jas dar supranta, negu prieš tai buvo padarytos. Toksai scenarius panašus iš tikrųjų buvo buvęs, yra dabar paskutiniu laikotarpiu su New Zealand ir USD. Čia sugaudo stopus iš tikrųjų visų ir tada važiuoja kaina atgal ten, kur jai reikia. 1.1.6 čia dar jau aišku nepasiekė. Sunku kažką tai pasakyti, nes kai paišo aukštesnės, jau yra sunku, nes gali būti vėl tokia pati banga čia, tokia banga čia, tokia banga čia. Bet kokiu atveju paišomos yra aukštesnės. Savaitiniam, palaukit, aš įmesiu savaitinį grafiką. Savaitiniam grafike. Jeigu tik tai dar savaitiniai būtų tokia, aišku, šičia būtų konkreti manipuliacija. Konkreti manipuliacija, kur iš tikrųjų kažkas tai sumanipuliavo ir tiesiog šitoj vietoj pasiėmė tą, ką reikėjo pasiimti. Bet kol čia nebus kainos, iš tikrųjų tikimybė, kad čia jau aukštesnė padaryta tikimybė, iš tikrųjų galbūt tokia pačia linija banga, kaip ir visur kitur. Čia aš būčiau susilaikęs šitoj vietoj. Ir Australas USD
Ir toliau išlieka platėjantis modelis, pats baisiausias padaras, kada paišo visą laiką aukštesnes ir paišo visą laiką žemesnes. Nu, prekybai tai yra neįmanoma, bet kokiu atveju, mėlyjeji, būčiau linkęs galvoti apie pardavimus, nes 0,800 buvo pramušta su didelė jėga ir paskui buvo grįžta atgal ir uždaryta buvo iš tikrųjų kaina jau apačiojo. Ir penktadienis šitas po visų ten tų naujienų, kur buvo penktadienį irgi užsidaręs, yra jau kur kas žemiau. Tai tą žalią žvakę iš tikrųjų interpretuočiau kaip manipuliaciją. Kažkam galbūt šitoje vietoje reikėjo irgi susirinkti kvailus stop lossus. Vis tik tai šitoj poroje būčiau linkęs labiau į pardavimus. GBP ir Japonijos jena čia jau pas mus kaip keiksmažodis. Ok, 1,90 pagrindinė kaina. Aišku, čia prisipaišę, žinau, žmonės yra drugelių visokių. Nežinau, aš apie juos, kadangi nesuprantu nieko apie tos drugelius, tai nieko negaliu pasakyti. Bet nereikėtų matyti tai, ką norim matyti, kad atseit čia drugelis ir kaina jau čia dabar pasileis kasas. Galbūt ta kaina čia ir pasileis kasas, aš nežinau. Aš esu linkęs galvoti konservatyviai, tai yra trendas į viršų, čia tik tais lengvas sustojimas. Galbūt, jeigu kaina užsidarinės viršui, jūsų drugeliai niekas nepadės ir kaina toliau važiuos į viršų, nes realiai tai čia yra baisinis trendas į viršų, yra. Lygiai tas pats vyko šitose vietose, čia buvo galima drugelių pripaišyti, lygiai tas pats vyko šitose vietose, tas pats vyko šitose vietose, drugelių buvo čia, kiek nori, tų drugelių buvo visokiausių formų. Tas pats iš tikrųjų vyksta ir čia. Čia taip pat lygiai buvo drugeliai, va prašau, va čia tų drugelių kiek buvo, va čia buvo išpiešta, ten drugeliai buvo, visur drugeliai buvo. Tai čia vyksta lygiai tas pats iš tikrųjų, laukiu, kol prasimuš 1,900, jeigu jį prasimuša, važiuojam su trendu į viršų. USD ir Kanados doleris, kas čia per doleris? Čia yra USD Kanados doleris, gerai, pakalbėsim ir tokiam grafike. 1,200 įspūdingai suveikė, stipru ir nėra apie tai, ką diskutuoti, stipru, 1,200 stiprus momentas. Nereikėtų tikėtis, kad kaina labai lengvai grįš į tą lygį, kuriame buvo ilgai užsistovėjus, ir nereikėtų galvoti, kad kaina grįš iki čia, kur buvo labai stiprus atseit lygis. Kaina gali grįžti truputėlį ir aukščiau, ir dar aukščiau, gali palikti tokį mažą tarpą, mažesnį, didesnį, ir paskui galbūt bandyti suktis, bet kokiu atveju dabarties esu linkęs tik tais kalbėti apie pirkimus, atsiprašau, ir pirkimus dar tikrai iki kokių 1,2,500, tai tikrai, aišku, kas turi užpirkę čia, šaunuoliai. Patarčiau nedaryti skubių judesių, neužsidarinėti, persimetinėti stopus iš tikrųjų ir galbūt galėtumėt paimti maksimalų kiekį punktų. New Zealand USD gražu, net žalia, pirmą kartą pardavėm šitą porą mes čia. Nusėmėm čia ir paskui, aišku, gavom stopus, nes čia išpaišė baisinės, nu tai čia ir gavom stopus kažkur, tai nes čia išpaišė baisinės, ir ačiū Dievui antrą kartą kolega pardavęs yra čia ir dabar jau tam tikras kiekis punktų surinktas yra, 7,200 priartėjęs galbūt, pusė spyglio aš visą laiką imu, nu, dabar neaiškinsiu kodėl, bet dažniausiai pusė spyglio iš tikrųjų ir, nu, čia realiai matom visai ir pasiteisintų tas pusė spyglio, nes čia uždarimai dar plus buvo 7,22 iki čia, manau, užsidarysim visas pozicijas, kurias turėsim, nes dabar tenais yra dvi turbūt. Bet kokiu atveju tik tais pardavimus žiūrėti, ir jeigu kainos sudarinės čia žemiau, galima, čia galbūt persikelt geriau stopus yra, bet kokiu atveju orientuotis į pardavimus, užsidarinės, jeigu kaina žemiau, 7,100 pagrindiniai būtų, ir tada būtų galima jau pildytis arba pardavinėti iš naujo. Euras ir Kanados doleris, panašiai kaip ir euras australas, jie daugmaž koreliuoja,
Gerai prisimenu šitą platėjantį, kai buvo irgi nervų ištąsė daugam, paskui čia kažkur buvo jau tas pramušimas. Dabar aišku, kaina yra pastrigus 1,37500. Čia dabar vėlgi greičiausiai būtų sustojimas kažkoks tai šitoj vietoje. Aišku, jeigu čia prasimuš, tai nereiškia, kad čia yra stiprus lygis ir čia prasimuš ir tas lygis bus pramuštas. Ne. Dažniausiai žmonės iš tikrųjų galvoja, kad šičia toksai yra stiprus lygis ir jeigu čia jį prasimuš, tai kažkas tai bus. Ne, tai atvirkščiai iš tikrųjų kaip tai gali čia prasimušti ir jisai tada grįžta atgal, nes čia tarkim bus 1,3250. Aišku, ir čia galėtų kažkada tai išėti galbūt graži banga vėliau. Vis tik tais čia yra kol kas pardavimai, bet jie turėtų būti labai atsargus, nes čia gali formuotis tiek galvos pečių formuotė, tiek iš tikrųjų daug kas. Tai šiam kartui tiek. Pasakysiu, kad artėja vasara, iš tikrųjų manau, kad ten bus apyvartos mažesnės, atsargiau prekiaukit, būtinai dėkit stop lossus visus ir būtinai šitai valdykit riziką. Šiam kartui tiek. Dar noriu priminti, kad pas mus čia yra užsiregistravę dar žmonių į AZ kursus, kurie prasidės nuo birželio 4 dienos, tai čia bus paskutiniai vasarą kursai, paskui bus tik tais jau rudenį. Tai vis dar galite registruotis, rašyti arba paskambinti tiesiog kas nori. Šiam kartui tiek, susimatysim ateinantį sekmadienį arba šeštadienį. Iki.